aikštės šeimininkų sumanymas. Dainiaus Adomaičio buvo paprašyta minutės pertraukėlė. Žalgirio užduotis yra apsiginti nuo paskutinės aikštės šeimininkų atakos. Omaras Kukas, prieš jį Milaknis. Omaras Kukas neria po krepšiu ir pražangą fiksuoja teisėjai. Pražanga fiksuojama žalgiriečiams ir ta pražanga suteiks šansą Vilniaus Lietuvos Ryto komandai mesti 2 baudos metimus. Prieš tai baudos metimus abu prametė Darius Songaila. Dabar išbandymai Omarui Kukui, kuris šiandien pataikė 1 baudos metimą iš 2, yra surinkęs 9 taškus. Ir jeigu ir sumes tas abi baudas Omaras Kukas, tuomet dar Žalgiris turės paskutinę ataką. Omaras Kukas prieš porą dienų Kaune baudų nemetė. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Siemens arenoje Omaras Kukas pataikė 2 iš 4. Na, čia mes matome nurodymus, jog turi žalgiriečiai atitverti Lietuvos Ryto krepšininkus kovoje dėl atšokusio kamuolio. Omaras Kukas pasižiūrėjo į komandos draugus, prameta baudą, atkovoja kamuolį Kavaliauskas ir su kamuoliu liks aikštės šeimininkai. Štai kaip viskas dramatiškai klostosi čia. Omaras Kukas staigiai prametė baudą, Kavaliauskas turėjo šansą, gavo bloką, 1 sekundė ir 40. Daudelas iš 3 taškų zonos nepataiko Zebienas Daudelas ir triumfuoja Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie laimi šią dramatišką pusfinalio seriją. Kovoje iki 2 pergalių 2-1. Abi komandos šį vakarą buvo vertos finalo. Abi komandos šiandien padovanojo įspūdingą reginį. Tik vienas gali žengti į finalą. 73-71 Kauno Žalgiris laimi šį mačą ir laimi šią seriją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Paulius Jankūnas, kuris ne tik surinko 16 taškų, bet ir atkovojo 11 kamuolių. 14 taškų pridėjo Justinas Dentonas, 11 Martynas Pocius, kuris atliko taip pat ir 3 rezultatyvius perdavimus. 10 taškų pridėjo Robertas Jevtokas. Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje sėkmingiausiai rungtyniavo Antanas Kavaliauskas, pelnė 17 taškų. Darius Songaila surinko 15, po 9 pridėjo Martynas Gecevičius ir Omaras Kukas. Taigi dramatiška, permaininga, intriguojanti, fantastiška pusfinalio serija. Pamatėme patį aukščiausią krepšinio lygį ir, na, turbūt teisus buvo sakydamas Rimas Kurtinaitis, jog krepšinis neseksas, abiem gera nebus. Ir šiandien nugalėjo tie, kas sėkmingiau sužaidė pabaigą ir šiandien ta komanda buvo Kauno Žalgiris. 73-71. Na, o rytoj Lietuvos krepšinio lygoje bus žaidžiamas kitas pusfinalis. Prienai namuose susitiks su Klaipėdos Neptūnu ir tuomet paaiškės, kas žais finale ir kas žais mažajame finale. O Lietuvos Ryto televizija jau dabar pakvies stebėti vieningosios lygos rungtynes, kurios vyks gegužės 17 dieną čia vėl Siemens arenoje ir tuomet jau ketvirtfinalio seriją pradės Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai rungtynėmis su Libercu Triumf komanda. Taigi dar kartelį jūsų ekranuose gražiausi rungtynių epizodai. Kita tiesioginė transliacija, kaip ir minėjau, po kelių dienų iš Vilniaus. Sveikinimai Kauno Žalgirio aistruoliams, užuojauta Vilniaus Lietuvos Ryto aistruoliams, bet taip yra jau daugiau nei 15 metų. Laimi vieni, laimi kiti. Kažkas turi nugalėti, kažkas turi triumfuoti, kažkas turi nuryti karčią piliulę. Taigi Žalgiris keliauja į finalą, lauks dabar savo varžovo ten, o Vilniaus Lietuvos Rytas spręs savo reikalus vieningoje lygoje. Iki kitų susitikimų. Transliacija pristato